2018 metų gegužės 30 dieną ir mėlėjai Trumpas buvo vienintelis istorijoje prezidentas, kuris pasirašė Right to Try Act. Right to Try Actas yra teisė išbandyti mirtinai ligotiems pacientams. Kitais žodžiais kalbant, jisai pasirašė tokį aktą, kuris įgalina, jeigu pacientas yra mirtinai sergantis ir jam nepadeda tradiciniai gydymo metodai, jis gali gauti bet kokius vaistus ir su jais eksperimentuoti, bandyti šitaip pagydyti. Eksperimentinius, ten kokius tik nori. Tai yra bandyti. Tai yra, nėra niekas draudžiama šitiems žmonėms, kurie yra, ar taip mirtinai, reiškia, sergantis ir dabar įsivaizduokit, koks yra žiaurumas neduoti pabandyti mirtinai sergančiam žmogui, reiškia kažkokių vaistų, kurie, kad ir iki šiol buvo nepripažinti toje valstybėje ar dar kažką. Iš vis drausti bandyti mirtinai sergančiam žmogui kažką. Jis taip numirs. Įsivaizduojat marazmo lygį mūsų medicinos sistemai. Tai noriu sugrįžti prie šito. Vienintelis žmogus, vienintelis prezidentas pasirašė šitą dokumentą istorijoje yra prezidentas Trumpas. Nagi, pakomentuokit kaip nors. Šitą iliuminatą, šitą masoną reiškia. Šitą parsidavėlį, kuris daro viską tą patį, ką visi daro. Bet va eilinį kartą aš jums rodau, kad jis daro tai, ko nedarė niekas kitas. Tai ir viskas. Tiek ir norėjau. O šitam segmentėliu tada tiek važiuojame į sekantį segmentą, kuris bus, mėlėjai,